Nu, va, pasirodo, vieną įrašą sugadinau. Bandysiu jį pataisyti. Tai, žodžiu, su partneriu patyriau situaciją. Atsinešiau į namus tortuko, kad pasilepintume žiūrėdami Netflix, bet kaip mat buvau apkaltinta, kodėl nupirktas tortukas, kai jis nevalgo tokių tortukų, o jis valgo tik tais visai ką kitką. Pasakiau, kad maniau, jog valgai, bent jau anksčiau valgė. Tada išsakymas, kad aš jo visai nepažįstu, galiausiai prie išvados, kad atsinešdama šį skanėstą turėjau kėslą pasityčioti iš jo. Vau, tikrai vau. Mane pribloškė žmogaus nedėkingumas, sumenkinimas manęs neįtikus skoniui, žodžiu, ir taip toliau ir panašiai. Esame atkurtame ryšyje. Besitęsiančiame metus laiko, prieš tai 10 metų buvom drauge. Bet nutraukiau, nes nebebuvo įmanoma. Nu jo. Žiū. Kodėl jūs, mielos merginos, taip nemylit ir negerbėt savęs? Dabar 10 metų buvom drauge. Ta prasme, 10 metų jūs buvot žinoti? Jeigu žinoti, taip, jūs žinoti buvot, kai sakant, nepavyko, išsiskyrėt, tai dabar metus laiko bandot atkurti ryšį. Tai visų pirma, tai jūs atkurdinėt ryšį, jeigu įvyko skyrybos šeimoje, ne? Jūs atkurdinėt ryšį privalote ne nuo toms vietos, kur buvo labai blogai pabaigoj, ne? Buvo gyvenimas, tęsiasi, atėjo iki tam tikro taško, kai jau buvo vačiava, ne? Jūs išsiskyrėt ir dabar praėjo kažkiek laiko, ne? Ir bandot susibėgti. Tai jums susibėgti reikia ne į tą tašką, kur buvo jau vačiava viskas, nes jūs, jeigu susitiksit tam taške, tai taip ir bus. Jums reikia po skyrybų, bandant atkurti ryšį, reikia grįžti į pradžią, iš naujo, viską daryti iš naujo. Susipažinti iš naujo susikurt santykius, ne santykiavimą, o santykius. Ir iš naujo statyti naują pastatą savo šeimos. Tada yra šansų. Mažai, bet yra šansų pasistatyti normalią šeimą. O jeigu jūs tiesiog grįžti į tą pačią vietą, tai toliau rutuliositės link to, kad vėl išsiskirti. Tai čia yra vienas momentas, jeigu tai buvo šeima. Jeigu tai buvo 10 metų buvom drauge, suprask turbūt nežinoti, o tiesiog drauge. Partneriai kaip ir dabar, partneriai, ne? Tai partneriai visų pirma tai yra verslas, tik verslas. Kažkokios paslaugos, už kažkokį tai mokestį, tai yra, žodžiu, kiti santykiai, tai nėra šeima, tai ne tas pats, kas šeima. Ir tai reiškia, kad jūs tiesiog atiduodat save už tam tikrą mokestį. Už tortuką, už pyragiuką, nežinau. Už rožių puokštę, už nuvedimą filmą pasižiūrėti, nebūtinai per Netflixą. Ta prasme, švelniai tariant, tai yra prostitucija, tiesiai šviesiai kalbant, tai negaliu tiesiai šviesiai, bet aš labai tikiuosi, kad jūsų savivertė, jūsų savimeilė yra didesnė negu raudonųjų žibintų kvartalų darbuotojos. Tai, nuo šito gal ir pradėkit. Pirmiausiai vertinkit save, gerbkit save ir kurkit santykius, nepradėdama nuo dubens kaulo srities. Nes viskas, kas statoma ant pamato
per dubens kaulą, anksčiau ir vėliau pasmirsta toj srity, kai sakant, būdingais kvapais. Pamatas, šeimos pamatas, santykių pamatas yra kitoks. Ir taip, kai pradėsite kurti šeimas, pradėsite ieškoti žmogaus šeimos kūrimui, ne, tada aš tikiuosi vėl atsiras moteriškų moterų ir vyriškų vyrų. Nes dabar kol kas tai mes tiesiog, jau įrašiau kažkur, tai prostitutės ir alkoholikai. Tai, tvai kurkim šeimas. Tvirtas, su vertybėm, su teisingu požiūriu vienas į kitą, su pagarba vienas kitam. Kažkaip su įsiklausimu. Ir tada ir tortukai tiks, kokį bet neštum. Nes, nedarykite nesąmonių, please.